Sveiki, negaliu nepasidalinti įžvalgomis labai trumpai. YouTube'e man išmeta Abraičio video prie moterų pliažo Palangoje, kur jisai sako, kad jisai čia bus sekmadienį su konteineriu žaliu, su urna. Tai yra ir kad jisai ten bus už 20 eurų. Ir aš daugiau nebegalėjau žiūrėti, nes mane video neadekvatumas nukirto. Iš to neadekvatumo ir iš to, kaip aš anksčiau atsimenu, kaip jie su Mozeriu ir su Vėgėle Valoje reklamavo kefyrą ir kaip jis tenais draskydavo akis savo sekėjams, ką jis ten dar. Ten žiauriai kažką įsikalbėjo, ten tokios iškarpos iš diskusijų sklandė. Neatsimenu, ką jis ten padarys kažką žmonėms. Tai rodo, kad vėgėlininkai tikėjosi būti antrame ture. Nes ten dar iš to neadekvataus video jis kažką ir šneka, kad ten. Taip duoda suprasti, kad turėjo Vėgėlė būti antram ture. Vėgėlė būti antram ture negalėjo. Nes jisai visų pirma melagingai prisistatė, kad jis yra antisisteminis, jisai yra iš sistemos, visą laiką buvo sistemoje, visa jo karjera yra sisteminė. Aišku, vakarai, kaip čia jūs mėgstat vadinti, kolonijos administratoriai nusprendė, kad šitas aukštas ir gražus ir jaunesnis ir jie laiko lietuvius čiabuviais su IQ 50, kad jie balsuoja už išvaizdą. Nausėda per 5 metus paseno, tai kitą Nausėdą surado panašus jie, aukšti ir gražus. Vien to bandyta pravažiuoti ir aukštas ir gražus Vėgėlė. Debatuose pasirodęs, gražus, man tai nėra jisai gražus, bet ta prasme, taip buvo pozicionuojama. Debatuose pasirodė prastai, dažnai neturėdavo ką atsakyti. O vieną debatų iškarpą mačiau, kur Nausėda pasakė, kad jo šeimos verslas, o tada Vėgėlė atsakė, o jūs iš vaikų namų? Labai kvailai atsakė. Taip kad, su tokiu pasiruošimu debatams tikėtis patekti į antrą turą daugiau nekeista. Ir dar tam visame jį Šimonytė nukirto, pasakė, kad jisai buvo už tai, kad skiepytis, už tai, kad pirmą eilę visus advokatus suskiepyti ir tada Vėgėlei pritrūko kvapo, jis nebeturėjo ką atsakyti. Tai susiraskite Abraičio video, YouTube'as netgi išmeta ir pasižiūrėkite, kaip jie verkia savo praknesto postą, bet tas, kas jiems žadėjo tą prezidento postą, tai aš neįsivaizduoju, kokiu reikia durniam būti, kad patikėti.